sąskaitoje 4 taškai, 1 atkovotas kamuolys. Matome, jog pagal pelnomus taškus reguliariajame čempionate LeBronas Jamesas užėmė 3 vietą. 3 sezoną LeBronas Jamesas rungtyniauja NBA pirmenybėse. Na, o čia Robertas Horry. 3 kartus šis krepšininkas tapo NBA čempionu su Los Angeles Lakers komanda, 2 kartus su Houstono Rockets ir praėjusiame sezone triumfavo su San Antonijaus komanda. Abu baudos metimai pasiekė tikslą, LeBronas Jamesas sumažina skirtumą iki 2-11-9, iš tų 9 6 taškus įmetė karalius Jamesas, krepšininkas, kuriam prognozuojama Michaelo Jordano ateitis. Emanuelis Žinabilis, Tonis Parkeris ir Robertas Horry iš savo mėgstamos vietos, iš aikštės kampo. Šįsyk jo metimas skrieja pro šalį. Ir Clevelando komanda turi progą išlyginti rezultatą, o gal net jį ir persverti. Ilgauskas, prieš jį Timas Duncanas. Laris Hughesas. Netaiklus metimas, Drew Goodenas atkovoja kamuolį ir išlygina rezultatą. Lygų 11-11 įpusėjus pirmajam ketvirčiui. Emanuelis Žinabilis ieško jau savo komandos lyderio Timo Duncano ir pastarasis mėgina rezultatyviai pabaigti ataką. Jam tai pasiseka padaryti ir kaip gražiai Timas Duncanas sugeba sėkmingai sužaisti prieš Žydrūną Ilgauską. Dabar jau lietuvio atsakas vienam geriausių NBA krepšininkų ir jis yra ne ką prastesnis. Ilgausko 3 taškas šiose rungtynėse, 13-13. 5 minutės ir 40 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Šiek tiek sulėtėjo rungtynių tempas. Erikas Snow pažeidžia taisyklės. Timas Duncanas šiemet pakeitęs truputėlį savo įvaizdį. Tačiau tai be abejo netrukdys jam siekti puikių rezultatų. Šis krepšininkas yra vienas tarp 4 per visą lygos istoriją sugebėjusių tapti 3 kartus naudingiausių finalo serijos krepšininkų. Žydrūnas Ilgauskas yra sodinamas ant atsarginių žaidėjų suolelio. Vietoje jo pasirodo aikštėje Donielis Maršalas. Tonis Parkeris išveda savo komandą į priekį 15-13. Drew Goodenas ryžtasi atakuoti varžovų krepšį ir tai daro nebereikalo. Rezultatas vėl lygus. Drew Goodenas pelnė jau 4 tašką iš eilės. Tonis Parkeris 2 prieš 2 su Robertu Horry. Timas Duncanas. Pirmuoju mėginimu ir antruoju Timui Duncanui nepavyksta sėkmingai pabaigti atakos. Dabar jau LeBronas Jamesas neskubėdamas suteikia progos visiems savo komandos draugams pereiti į varžovo aikštės pusę, tačiau atakuoti ryžtasi individualiais veiksmais ir tai sėkmės neatnešė bent jau paskutinėje atakoje Briusas Bovenas. Tonis Parkeris prieš gerokai aukštesnį, tačiau žymiai lėtesnį Drew Goodeną pelno 2 taškus ir vėl išveda San Antonijaus komandą į priekį. Parkeris tampa rezultatyviausių krepšininkų savo komandoje. Jo sąskaitoje jau 6 taškai. Damonas Jonesas pasirodęs aikštėje iškart drąsiai atakuoja varžovų krepšį ir vėlgi rezultatas lygus. Priminsiu, jog pirmajame ketvirtyje jo pradžioje net 11-2 pirmavo San Antonijus, tačiau vėliau sugebėjo atsitiesti svečiai ir išlyginti rezultatą. Robertas Horry kol kas neranda savojo metimo, visi jo mesti kamuoliai skriejo pro šalį. Na, o dabar Clevelandui yra suteikiama proga įsiveržti į priekį šiose rungtynėse. Taiklus Laris Hughesas 19-17 ir jau dabar aikštės šeimininkai atsiduria besivijančių rolėje. Tai žinoma jiems nepatinka ir Gregas Popovičius prašo minutės pertraukėlės. Briusas Bovenas prilipęs prie LeBrono Jameso ir tai iš karto žinoma duoda savąjį rezultatą. Tik tokiais būdais
Rungtynių pradžioje Clevelandas sugebėdavo sėkmingai pabaigti atakas, tačiau vėliau po minutinės pertraukėlės komanda sugebėjo atsitiesti ir jau lengviau pelnydavo taškus. 19-17 priekyje svečiai. Tačiau neilgam Robertas Horry išlygina rezultatą. Pirmieji šio veterano taškai šiose rungtynėse. Žydrūnas Ilgauskas ant atsarginių žaidėjų suolelio. Vos neperima kamuolio Clevelando krepšininkai. Laris Hughesas. LeBronas Jamesas ir Drew Goodenas. Netaiklus jo metimas iš po krepšio. Robertas Horrys, Brendas Berry, Tonis Parkeris, Fabricijus Obertas ir Michaelas Finlis. Toks penketas dabar rungtyniauja San Antonijaus gretose. Ir dabar karalius Jamesas gražiai kraudamas kamuolį iš viršaus išliveda Clevelando komandą į priekį. Donielis Maršalas be pražangų sugebėjo apsiginti po savojų krepšių ir tai iš karto suteikė šansą greitai komandos atakai. LeBronas Jamesas 50% taiklumas šiame mače, 8 pelnyti taškai ir 1 atliktas rezultatyvus perdavimas. Briusas Bovenas, žmogus, kuris greičiausiai didžiąją rungtynių dalį bus priverstas dengti vieną geriausių NBA lygos krepšininkų. Praranda kamuolį San Antonijaus krepšininkai. Ir dabar Laris Hughesas. Po varžovų krepšių netaiklus jo metimas. Robertas Horry atkovoja kamuolį. Ir Fabricijus Obertas pelno pirmuosius savo taškus šios dienos rungtynėse. 21-21. Drew Goodenas. Žaidimas tapo žymiai atviresnis, lengviau komandos pelno taškus, na, o dabar Drew Goodenas pelnydamas taškus priverčia prasižengti Robertą Horry. Taigi Clevelandas turės progą įgyti rekordinę šios dienos rungtynėse persvarą prieš San Antonijaus Spurs komandą. Netaiklus baudos metimas, tačiau kamuolio nusiimti po savojų krepšių nesugeba San Antonijaus krepšininkai ir Donielis Maršalas tiesiog jį pakelia nuo grindų ir grąžino komandos draugam, kurie gali pradėti pozicinę ataką. LeBronas Jamesas. Pražanga Michaelui Finley. Minutė 48 sekundės iki pirmojo ketvirčio pabaigos. LeBronas Jamesas rezultatyviausias šių rungtynių krepšininkas, įmetęs 8 taškus. San Antonijaus gretose rezultatyviausiai žaidžia 6 taškus pelnęs Tonis Parkeris. 5 pridėjo Briusas Bovenas. Briusas Bovenas kol kas yra pataikęs vienintelį rungtynių tolimą metimą. 24-21. Skirtumas išauga iki 4 taškų. Rezultatyvus pirmasis ketvirtis. Pirmose reguliaraus čempionato rungtynėse abi komandos taip pat sugebėjo pelnyti daug taškų į varžovų krepšį. Tonis Parkeris. 8 prancūzo taškas šios dienos rungtynėse. Ir skirtumas jau tik 2 taškai. Damonas Jonesas šiemet iš Miami Heat klubo perėjęs į Clevelando Cavaliers komanda dabar prameta iš vidutinio nuotolio ir Michaelas Finlis prarasdamas kamuolį suteikia Damonui Jonesui dar vieną šansą atakuoti varžovų krepšį ir šis žaidėjas neklysta. Damonas Jonesas pataiko tolimą metimą 28-23 tiek su Damono Joneso, tiek su Lario Hugheso, tiek su Donielio Maršalo atėjimu komanda, Clevelando Cavaliers komanda tikisi pagerinti vieną prasčiausių praėjusio sezono statistinių rodiklių. Tai yra tolimų metimų pataikymas. Tonis Parkeris. Dar 2 prancūzo taškai ir jis jau yra įmetęs 10. Taigi